Nieko savo. Esi matęs kada tokius grožius meno kūrinius. Super, kad mes čia šiandien įsiprašėm į tokią prašmatnaus dizaino elitinę parduotuvę, nes mūsų siužet, žinok, šiandien yra ekstra elitinis, nes jis bus apie Lietuvos elitą. Dabar klausyk, operatorių, tu tik atsargiai su štatyvu, kad čia nesubraižintum grindų. Atsiprašau labai, ar galėčiau gauti kokią prašmatnę kėdę, man čia stand-upą reiktų pasidaryti. Ne? Jokių problemų, čia aš atsistojus irgi laisvai galiu padaryti. Tai gerai, operatorių, nesisuksiu, nes bijau, aš čia antifree nebus, bijau šitą vitriną sudaužyti, tai tada... Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Dvi elito damos, Agnė Jagelavičiūtė ir Daina Bosas, sumanė tokį dalykėlį. Kiekviename elito vakarėlyje pastatyti aukų dėžutę, į kurią kiekvienas elitinis svečias privalomai turi įmesti bent jau 10 eurų. Tie pinigai bus panaudoti labdarai ir taip esą visi likusysis pasaulis, kurie niekada nepakliuvo ir nepaklius į elitinį vakarėlį, jau ir nebesipiktins tais elito vakarėliais. Bet tokiais Agnės ir Dainos sumanymais džiaugiasi ne visi elitiniai žmonės. Argumentus prieš mums ir išsakys viena elito atstovė, Olelė Pupytė. Dabar aš jums vardo tiksliai nepasakysiu, bet visiškai tas nesvarbu, nes jos vis tik visos vienodai atrodo. Galit pasitraukti? Ką jūs sakot, man? Operator varo, mus sako varyti iš čia. Praeinam kažkur, mes kitur surasim vietą. Atsargiai su tai savo kablais kilimo nesubadyk. Sakykite, taigi jūs nepritarėte Agnės ir Dainos idėjai rinkti elito vakarėliuose pinigus? Visiška nesąmonė. Tai jeigu aš ateisiu vakarėlį, turiu susimokėti. Taigi čia tas pats, kas pirkti bilietą. Tai kur čia tas elitas, atsiprašau, kur čia VIP, jeigu tu turi susimokėti? Taigi čia yra pažeidžiama aukštuomenės koncepcija, tiesiog iškreipiama visuomenės grietinėlės idėja. Kodėl? Tai ne visi gali skirti tokius pinigus. Taip, mes esame Lietuvos elitas, bet juk Lietuva tai nėra dar tokia turtinga šalis, tai dėl to ir Lietuvos elitas nėra toksai turtingas. Aišku, aš suprantu, Agnei ir Dainai tai lengva mėtyti tokias idėjas, bet žinot, mes dar ne visos esame ištekėjusios už turtingų vyrų, kai kurių vyrai kalėjimuose sėdi, kai kurių neseniai paleisti. Tai sukamės, realituojam kaip galim. Bet juk 10 eurų tai nėra tiek daug. Tai aišku, kad ne, jeigu tu į vakarėlius eini kartą per mėnesį, bet juk mes elitas, tai praktiškai einam kasdien. Tai gerai, tai dabar įsivaizduokite, pavyzdžiui, kokį Žilviną Grigaitę, ne? Pirmadienį prašanti savo žmonos Elės 10 eurų vakarėlį, ne? Tada antradienį vėl prašo, tada vėl trečiadienį ir taip, žodžiu, iki sekmadienio, ne? Taigi, kaip koks šitas darbininkas pietums, taigi čia yra jau grėsmė šeimai. Pavojus santuokai. Aišku, žinoma, suprantama, bet juk sutikite, pati idėja tai yra graži surinkti pinigų labdarai. Ne, tai čia visiška nesąmonė. Tai jeigu kažkam reikia pinigų, tai tegu eina dirbti. Šiaip labai gerai yra pasakęs Paulius Korsakas. Neduok žmogui žuvies, duok meškerę. Tai ką? Dabar po vakarėlio kažkas turės važiuoti, ieškoti parduotuvę kažkokios meškerės, kad galėtų nupirkti kažkokiam bėdžiui. Na jau ne, tikrai pas mus elite. Tai yra visiškai priešingai, negu sako Paulius Korsakas. Pas mus meškerių niekas nedalina, o duoda žuvies. Vieno kąsnio tokie sumuštinukai su lašiša ir tunu. Gerai, o dabar įsivaizduok, kas būtų, jeigu Agnė ir Daina įgyvendintų savo mintį.
Neįsivaizduoju. O aš įsivaizduoju, taigi vieną dieną vakarėlyje niekas nebepasirodys prie fotosenelės. Nebus nuotraukų ir neišeis žurnalą Žmonės. Eik tu savo. Taip, tada ir eisim visi savo. Ketvirtadienį tada kils visuose ofisuose, biurose, raštinėse, visur chaosas. Tai jeigu jau siūlai tokią reformą, tai gal jau biški mąstyk strategiškai. Aišku, juk elitas tai čia ne kokia nors labdarinė organizacija. Būtent. Mielosios, Jagelavičiūtė ir bosas. Būti elite, atsiminkite, yra laimė. O laimė ne piniguose. Jo. Taigi šią giliamintišką mintim mes gal ir užbaikime pokalbį. Ačiū Jums labai už atsakymus. Prašau. Matote, aš dabar daviau interviu nemokamai, bet jūs dabar pagalvokite, jeigu už kiekvieną pabendravimą su manimi turėtumėte sumokėti 100 eurų. Na, šiaip tik kai pagalvoju, tai dažna elito moteris būtent nuo to ir pradėjo savo kelią aukštuomenę. Galėčiau pavardinti. Ne, nereikia, žinokit, nes vis tiek redaktoriai iškirps. Taigi, tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų mergaičių. Dabar klausyk, tu nieko prieš, kad operatoriai biškį dengimų pafilmuos. Dengimų? Taip, prašom. Tinka toks dengimas? Tinka.